Sveiki, čia su jumis Haigamers, man vardas Pigugas ir aš šiandien parodysiu, kaip pasidaryti autokepyklą. Štai kaip jinai atrodo. Patalpose ar taip jinai negražiai atrodo. Nu tai aš pavogiau pas vieną žmogų maždaug ir perdariau. Tai atrodo maždaug taip. Ant daug gražiau. Na, pradėsim. Pirmą iškastikite duobę 5x6 kubai ir 4 kubų gilio. Tada padedam kubą. Laukiu, neprisimenu, ką toliau daryti. Ai, prisimenu. Va. Čia reikia padėti krosnį. Krosnį jau galite bet kur padėti, svarbu. Dabar negaliu padėti. Tada taip. Čia padėkite, kaip torčią, restom. Čia būtinai padėkite kubą, viskas veiktų. Kažkas ne taip. Viskas normaliai. Čia padėkite diodą ir pastiprinkite ant vieną, būtinai, kitaip neveiks. Čia irgi padėkite kubą, taip neveiks. Ir čia restom dedam. Na, kaip ir baigta, tai tikrinam. Ai, dar ne, dar skrynes reikia padėti. Pirmą dėkite skrynes pastos. Tada paprastą skrynę. Paprastą skrynę. Ir vėl skrynės pastos. Ir dabar išbandysim. Štai, pavyzdžiui, vienas anglies blokas. Nu, reikia daugiau paimti, kad kaip pavyzdžiui. Ir geležies. Pirmą dėkite geležį. Ir vėliau anglį. Galime bet kokią anglį, aš tiesiog dėjau. Ir kaip matote, čia viskas persidoda. Va, dėja skaičiai. Na, čia buvo pamokėlė, kaip pasidaryti autokepyklą. Iki.